Sveiki, tai va dabar parodysiu, kokius gestus aš priskyriau kokioms funkcijoms, taip pasilengvindama savo gyvenimą. Nes tuomet darbas eina daug greičiau, atsiranda tam tikras automatizmas, kai tau nereikia galvoti, kur kažką perjungti ir tu gali piešti daug greičiau ir nesiblaškydamas. Pirmiausia, kai kurie gestai yra jau priskirti ir mes jų pakeisti negalime, o kai kuriuos galime pakeisti. Iš tų nepakeičiamų tai yra tik tai pora labai paprastų, todėl aš iš karto kalbėsiu apie visus jų neišskirdama. Pirmiausia, jeigu aš kažką piešiu dviem pirštais, dabar taip, aš laikau pieštuką štai taip ir dirbu arba 3 laisvais pirštais, arba dar pasitelkiu šiuos 2. Taigi, aš kažką papaišiau ir noriu atšaukti paskutinį veiksmą. Tai tiesiog 2 pirštais paliečiu ekraną arba baksteliu. Dar kartą, viskas dingo. Dabar jeigu noriu grąžinti 3 pirštais. Vieną grąžinau, antrą grąžinau. Kaip jau anksčiau rodžiau, grąžinti galiu štai tomis rodiklytėmis, tik tai reikia turėti galvoj, kad tų grįžimų skaičius yra ribotas. Taigi parodžiau, kaip atšaukti paskutinį veiksmą ir kaip grąžinti. Čia yra panašiai kaip kompiuteryje Undo Redo. Dabar jeigu aš turiu piešinį, kurį man reikia sumažinti arba pasukti šonu, nes pavyzdžiui, jeigu kažką spalvinu, tai man patogiau jį pasukti, aš imu 2 pirštais ir padarau tai. Į pradinį dydį galima grįžti labai paprastai. Štai toks judesiukas 2 pirštais tarsi gnybteli. Ir viskas. Dabar dar toks patogus dalykas, kas liečia spalvas. Štai čia aš turiu pasirinkusi geltoną spalvą, kurią piešiau. Dabar pasirinksiu kitą spalvą, tarkim raudoną. Ir noriu grįžti prie prieš tai buvusios spalvos. Paliečiu pieštuku ar pirštu ir tiesiog palaikau. Ir matote, atsirado geltona, aš vėl piešiu geltoną, palaikau, vėl piešiu raudoną. Man nereikia kiekvieną kartą eiti atgal į paletę ir rinkti spalvą. Čia yra labai patogu, kai pavyzdžiui kažką spalvini ar šešėliuoji, tu panaudoji truputį vieną spalvą, truputį kitą spalvą. Dabar jeigu aš noriu viską ištrinti, aš 3 pirštais tiesiog švelniai pabraukau. Tačiau turite prisiminti, kad ištrinate tik tai tame sluoksnyje, kuriame dabar esate. Štai aš piešiau viename sluoksnyje, todėl viskas išsitrynė. Jeigu aš piešiu vieną kažkokį objektą vienam sluoksnį, kitą antram ir trečiam, kaip mes dažniausiai dirbame sluoksniais, tai kurį sluoksnį būsiu pasižymėjus, tame ir ištrinsiu. Beje, kalbant apie sluoksnius, taip pat yra labai patogus judesiukas. Kaip pavyzdžiui, aš jau esu tikra, kad su tais objektais sluoksniuose viską pabaigiau ir noriu juos sujungti į vieną sluoksnį, kad būtų tarsi viename lape. Darau štai taip. 2 pirštais galiu bakstelti ir grįžau, vėl turiu sluoksnius. Bet tas grįžimas galimas tik tuo met, kai jūs dirbate šiuo metu. Jeigu jūs nueisite vėl į galeriją ir grįšite, jau nieko padaryti nebegalėsite. Lape atsidarys paskutinis variantas su visais sluoksniais, su visko, ką jūs darėte, tačiau veiksmo atgal padaryti jau nebegalėsite. Dabar aš jau pasakojau, kaip formą užpildyti spalvą. Tai parodysiu, man atrodo, kad parodant tai yra aiškiau. Nusipiešiu štai tokį apskritimą ir užpildysiu į spalvą. Pasiemu spalvą, per ilgai laikiau, grįžtu į raudoną ir keliauju čia, paleidžiu. Dabar kas kartais atsitinka? Kartais, kai užpildote spalvą kažkokį objektą, galite matyti aplink jį tokį kontūrą. Arba staiga netikėtai užsipildo ta spalva visas puslapis. Kas atsitiko? Tai yra tarsi užpildymo jautrumas. Štai grįžkime. Dar kartą. Einu ir dabar aš nepaleidžiu rankos. Matote, viršuje atsirado threshold 74. Čia yra tas ribos slenkstis, užpildymo jautrumas. Jeigu jis bus per didelis,
nusidažys visas puslapis. Jeigu jisai bus per mažas, atsiras kontūras. Tai dažnai to neatsitinka, bet jeigu tai pastebėsite, tai turėkite galvoj, kad tai reikia laikyti paspaudus ir paslinkti į vieną ar į kitą pusę. Gerai, dabar pasižiūrėkime tuos nustatymus. Einu į gestų kontrolę ir štai čia turiu visą sąrašą funkcijų, kurioms galiu priskirti kažkokį judesį. Tai pradėkime nuo viršaus. Šitas įrankis, kaip prisimenate, sutepa liniją. Man jo iš tikrųjų reikia labai retai, todėl aš čia net nepasirinkau jokio nustatymo. Pasirinkti reiktų labai atsakingai, nes tų gestų skaičius yra ribotas ir todėl mes juos pasirenkame tik tai toms funkcijoms, ką mes dažniausiai naudojame ir kas mums yra patogiausia. Aš rodau, kaip jau minėjau, savo, kaip aš darau, o jūs galite susitvarkyti pagal save. Toliau trynimas. Čia, kaip matote, irgi nepasirinkau, nes man nepasirodė reikalinga. Toliau assisted drawing. Irgi naudoju retai, todėl taip pat niekas nepažymėta. Toliau eyedropper, arba kaip mes vadiname pipetė, pasirinkti spalvą. Tai čia jūs jau matėte, aš rodžiau, bet galiu dar kartą priminti, tik tai išeinant iš šito lauko, nepamirškite paspausti ir patvirtinti savo pasirinkimą. Taigi pipetė, kaip jau sakiau, aš esu pasirinkus paliesti pirštu palaikyti. Viena spalva. Dar kokią nors spalvą. Aš renkuosi spalvą, palaikau pirštu ir turiu raudoną. Atsirado pipetė, pasirenku oranžinę ir atsiranda oranžinė. Taip pat kitą būdą esu pasirinkusi spustelti tą kvadračiuką. Grįžkime į gestų kontrolę. Taigi spalvos pasirinkimas pipetė. Toliau. Greita forma. Šitą irgi aš jums jau rodžiau. Primenu. Linija išsitiesino. Palaikau. Linijos išsitiesino. Štai taip. Grįžkime į gestų kontrolę. Toliau. Greitas meniu. Čia turbūt nusimušė, kai spaudžiau, bet mano pasirinkimas čia yra paliesti ekraną vienu pirštu. Parodysiu, kas tai yra. Taigi, bakst pirštu iššoka greitas meniu ir aš susidedu funkcijas, kurios man reikalingos. Pavyzdžiui, naujas sluoksnis. Spusteliu naują sluoksnį ir žiūriu, atsirado iš tikrųjų naujas sluoksnis. Bakst. Dar noriu naują sluoksnį, vėl turiu naują sluoksnį. Ir taip aš tame greitam meniu susidedu tai, kas man reikalinga. Pavyzdžiui, kažkoks teptukas, kurį aš naudojau prieš tai, nes vienu metu piešdama galiu naudoti kelis teptukus ar pieštukus. Ir panašiai, kiekvienas pasirinksite tą meniu ir susidėliosite, kas jums yra svarbiausia. Taip pat greitas meniu gali būti ne vienas. Aš galiu pasidaryti, pavyzdžiui, susikurti antrą ar trečią greitą meniu. Kaip matote, čia rašo, kad nėra jokio veiksmo. Palaikau paspaudus ir išlenda papildomas meniu, kur čia galiu rinktis iš daugybės funkcijų ir priskirti štai šitam mygtukui. Dabar kaip ištrinti nereikalingą meniu, labai paprasta. Brūkšt ir ištrinta. Kaip sugrįžti, vėl bakst. Kam reikalingi skirtingi meniu? Tarkim, jūs turite kažkokį užsakymą ar kažkokią idėją, kažkokiam darbui, kur žinote, kad dažnai reikės naudotis vieną ar kitą funkciją. Tai pasidarote tam laikotarpiui tokį greitą meniu. Gerai, dabar toliau eikime į gestų kontrolę. Ir žiūrim toliau, full screen. Aš esu pasižymėjusi tai padaryti 4 pirštais.
Aš noriu, kad mano darbas atsirastų per visą ekraną ir šone nebūtų jokių čia meniu ir įrankių. Taigi bakstelsiu per ekraną 4 pirštais. Kaip matote, tik vienas langiukas mažas, daugiau nieko nėra. Galiu tą langiuką paspaudus grįžti arba dar kartą paliesti ekraną 4 pirštais. Dabar žiūrim toliau. Vėl gestų kontrolė. Išvalyti sluoksnį. Tai tam aš jau rodžiau, pasirinkau 3 pirštais tiesiog pavalyti. Copy paste, išsikviečiu 3 pirštų brūkštelėjimų. Šitą parodysiu. Dabar išvalysiu ekraną 3 pirštais. Iššoko greitasis meniu. Matyti, jisai sureaguoja į vieno piršto prisilietimą. Tai nėra man patogu, dėl to aš matyti ir buvau atjungusi. Taip ir padarysiu. Gestų kontrolė. Greitas meniu. Kol kas išjungsiu. Nusipiešiu kokį nors objektą. Ir tarkim, noriu jį padauginti. Taigi išsikviečiu copy paste 3 pirštų brūkštelėjimų. Brūkšt. Spaudžiu copy. Dar kartą brūkšteliu. Oho, atsirado linija. Kodėl? Ir štai. Tai dažnai atsitinka. Todėl labai svarbu grįžtu. Gestų kontrolė. Mes dar nepriėjome, bet pačioj pabaigoje yra pagrindiniai tie nustatymai. Ir štai yra įjungtas piešimas pirštu. Aš jį išjungsiu, nes piešdama pieštuku, jeigu piešiu pieštuku, o ne pirštu, toks atsitiktinis brūkštelėjimas gali duoti netikėtą ir nepageidautiną rezultatą. Tai kaip jau sakiau, vėl brūkšteliu, paste. Patraukiu į šoną. Ir štai aš jau turiu antrą objektą. Taip nukopijuoju. Nukopijuotasis objektas atsiranda atskirame sluoksnyje. Taigi aš galėsiu dirbti atskirai su kiekviena gėlytė, atskirai spalvinti ar kažką keisti. Ir po to vėliau, kaip jau sakiau, galėsiu tos sluoksnius sujungti. Eikime dar į gestų kontrolę. Po copy paste buvo pasirinkimas sluoksnio, man tas nereikalinga, aš nieko čia nesirinkau. Toliau yra hover. Mano planšetė šitos funkcijos nepalaiko. Jos esmė yra tokia, kad kai pieši ir priartėjęs prie ekrano su savo pieštuku ir net jo dar nepalietęs, tu jau matai teptuko formą, tekstūrą ir berods spalvą. Na, mano darbams tai toks nereikalingas dalykas. Ir kaip jau rodžiau, iš tų pagrindinių nustatymų aš nuėmiau piešimą pirštu ir čia yra pažymėta 2 pirštais darbo sukiojimas arba jo sumažinimas. Štai ir viskas tam kartui. Kitą kartą papasakosiu apie teptukus, kokios čia yra galimybės, kaip susikurti pačiam savo teptuką, kodėl to gali prireikti, kaip susikurti savo teptukų biblioteką. Štai čia matote mano teptukai, kuriuos aš dažniausiai naudoju. Bet apie tai kitą kartą. Iki.